Merūnai, kaip jūsų svečiai reaguoja į šį unikalų stalviršio dizainą? Mes ne tokie žmonės, kad taip linkę būtume kažkuo tai labai stipriai didžiuotis, bet reakcijos visada yra labai draugų malonios. Kai tave pagiria už puikų skonį arba gerą pasirinkimą ir su tais pačiais jau čia prisigirta, kad stalviršis nebijo nieko, tai jau čia ir su peiliais praeita. Ir vestuviniai žiedai prabandyti pratraukti ir daug čia tų istorijų trumpų buvo. Bet, kaip sakyt, džiugu, kad yra ką rekomenduoti ir kam rekomenduoti. Tai tikrai žinai, kad esi atsakingas už tą rekomendaciją. Ir kai tu esi tuo tikras, ir dar aišku, manau, kad praktiškai dar save pasirodė šitas stalas ne kartą, nes labai mėgstu gaminti. Mano žmona irgi labai mėgsta gaminti, ypač įvairiausius, mėsos gaminius, kurie reikalauja daug erdvės išsidėliot, pasidėt, jeigu dar didelė kompanija. Tai manau, kad dar bus ko pasidžiaugti ateityje. Tai malonu matyti pavydo akis drauguose.